Va, tai iš tiesų aš šiandien pakalbėsiu apie pavasario švenčių folklorą ir daugiau leisiu paklausyti pavyzdžių, kaip atliko senieji dainininkai, jau išėję, kurių jau ne visi jau ir gyvi yra, tai kad išgirsti, kaip atlieka tas dainas, kaip jas dainuoja. Va. Ir norėsiu pradėti pirmiausia savo kalbėjimą, tai nuo dainos. Ir tik gaila, kad dabar keletą dienų šią savaitę man tokie filmavimai įvyko ir nuolatinis dainavimas, tai šiek tiek esu dainavime prikimus ir tiesiog noriu, kad padainuotumėt visi kartu tokią jau labai paplitusią tarp folkloristų dainą Pavasaris pavadenis, kuri kaip tik yra pačios pateikėjos vadinama pavasario įvardinta daina. Ir tikiuosi man pasileis, kad kartu pagal dainavimą kito ansamblio padainuoti kartu. O paskui užleisiu, turiu įrašą ne visą, nepilnai įrašytą iš archyvo, kaip ta močiutė dainuoja ir išgirsit, kaip truputėlį nusiniveliuoja, kai dainuoja visas ansamblis, kaip pasikeičia dainavimo būdas ir pats stilius. Tai padainuokim visi kartu, kiekvienas, aišku, savo garsą išsijungiam ir padainuojam pagal ansamblį, kaip dainuoja, kad pajusti truputėlį įeiti į tą pavasario folkloro sferą. Pavasaris, pavadenis, sėmė vanduo kalnų šlonis, sėmė vanduo kalnų šlonis. Sėkmė sėmė vieno kalno, sėkmė sėmė vieno kalno, ant to kalno pucinėlio, ant to kalno pucinėlio, o pucino šaltinėlio, tam pucine gegužę kukau, visa šalis besalino, visa šalis besalino, mažus vaikus balavino. Na štai, tai šitas variantas jau yra plačiai dainuojamas ir iš tiesų pasikrapščiau archyve ir suradau įrašą, jisai yra trumpesnis ir šiek tiek dar yra, kad ant kalno akmuo, o ant akmens pucinėlis, tai yra ta pati daina, visi nuorodos truputėlį tas akmuo įkrenta, bet ten yra tik tiek ir tai yra trumpiau teksto. Bet paklausykim, kaip autentiškai 37 metų įrašas skamba, kaip visai kitaip dainuojama. Pavasaris, pavadenis, sėmė vanduo kalno šlonis, sėkmė sėmė vieno kalno, ant to kalno akmenėlis, ant to kalno akmenėlis, pas akmenį pucinėlis. Na, to įrašo yra tik taisi, kadangi čia jau į plokštelę buvo įrašyta,
bet jau girdėjome, kad visai kiti akcentai, kitaip skiemenuojama, net ir natos šiek tiek viena kita yra visai kitokia, negu jau tas įprastinis nusistovės, nes kai dainuoja ansamblis, tai visai kitaip stilius susidėlioja. Na ir keliaujam tada konkrečiau į šventes ir jų tautosaką. Tai aišku, be abejonės didžiausios pavasario švenčių ciklo šventės yra Velykos, Jurginės, Sekminės. Na, šiaip dar įsiterpia dažniausiai tai paukščių tokios dienos. Tai pavyzdžiui, kovo 10 buvo 40 paukščių diena, kai jau parskrenda daug paukščių grįžta į Lietuvą. Kitą savaitę gandrinės bus, šiandien pempės diena yra, sakykime, gegužės 1 savaitė, gegutės šventė skirtos dienos. Na ir visa tai yra iš tikrųjų bundančiai gamtai. Iš jų šitą būdančiai gamtai atkreipti dėmesį ir visi papročiai kartu be abejonės su dainom, su rateliais, oracijom yra skirta pavasariui prišaukti, budinti, judinti gamtą, naują derlių gerinti, skatinti, gyvulių gausai taip pat užtikrinti. Ir rytoj su Dalia pašnekėsit daugiau apie papročius, aš tik truputėlį, nes kitaip jau ir neišeina. Taigi visų pirmiausia atkreipsim dėmesį, ką ir labiausiai ir su vaikais galima padaryti, mokant vaikus lietuviškų dalykų, ar ne, tai yra atkreipti dėmesį į gandrines. Ir be abejonės piemenys pirmą kartą pamatė gandrą, kada jau ganydavo šitos ar gyvulėlius, jeigu anksčiau tekdavo išginti, ar šiaip vaikai virsdavo kūlio per galvą. Na, žodžiu, aišku, viskas buvo anksčiau siejama ir skatinama, kad gyvuliai geriau ganytųsi. Ir jau tą dieną šeimininkės irgi ir kepdavo gandro vaišes, vaišindavo piemenis. Na ir iš tiesų pamėgdžiodavo tą gandrą ir net vaikščiodavo dideliais tais tokiais žingsniais kaip gandras ir vadindavo sterkavimu, kaip starkų sterkavimas. Na ir sakoma, kad tą dieną, kovo 25, gandras parskridamas parneša ant uodegos kielę ir įspardo paskutiniuosius ledus. Ir mes turime ir tokį ratelį, apeiginį kielytę, kuri merginos šoka ir ten taip kraiposi ir atrodo, kad tą uodegėlę kraipo. Taigi čia mano ansamblio vaikai pamatė gandrą, vertė kūlį ir tiesiog, jie ten vertalioja. Mergaitės, kodėl verčiat kulversti? Pamatėm Gandrą. O gandrą reiškia tai, kad gali būti sėkmingi metai. Jo. Na, tai čia, aišku, jau vaikai patys kaip ir kažką mena ir jiems jau yra sėkmė. Na, o iš tiesų šiandieninis mūsų gyvenimas, tai irgi mes į šiandieninio gyvenimo sėkmę kreipiam dėmesį, atlikdami tam tikrus apeigas ar momentus. Ir štai minėjau, kad parneša kielę ant uodegos gandras. Ir iš ties mes turime tų pamėgdžiojimų įvairiausių skirtų, paukščius pamėgdžiojam. Tai labai dėkingas irgi folkloros vaikams pritaikyti. Tai štai kelias pamėgdžiojama, čia Emilija Brajinskienė iš Radviliškio rajono. Paklausysim. Išprislado kaip nieko, išprislado kaip nieko, išprislado kaip nieko. Na ir aišku, gandrui skirtų, tai yra visa dalis erzinimų, vaikai erzindavo, net aš atsimenu,
irgi šaukdavom pamatę gandrą, gandrai, 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 ga, tavo pati ragana. Na, žodžiu, vat, tokius ir rėkiam, irgi taip pat būdavo. Net, tai va, tai čia irgi yra Emilijos Brainskienės. Gandrai, ga, tavo pati ragana, man bundelių nekepė, kad įkepė nedavė. Gandrai, pasukrato tau, Dievs, doščiaba. Nu, tai įvairiausių, aišku, jų yra, aš čia keletą dalinuosi. Žinoma, yra ir dainos, ir rateliai. Tai viena va, ir dainų, aš tiesiog jau tai padariau skaidrės, kadangi paskui dalinsiuosi ir su jomis, tai po truputėlį panaši daina, panaši į ratelį. Žinoma, pakankamai plačiai. Taip, irgi paklausysim. Vaikščiojo garnys pavariais, pamariais, ieškodam savo maisto pajūriais, pajūriais. Aičiau, kad galėčiau tokias kojas, kad turėčiau kaigarnys, kaigarnys. Na ir taip toliau. Tai čia yra jau ji daina. Ratelių irgi yra garnys, kaip bevadinsi, ir tų dainų yra tikrai skirtų apdainuoti gandrą. Na, o čia taip pat įdėjau starkus, nes kai kur Lietuvoje, Aukštaitijoje vadindavo gandrą starku, tai čia yra starkus, tu gražus paukštis, starkus, tu gražus paukštis, lėkčiau, kad galėčiau ilgas kojas, kad turėčiau kaip starkus. Tai ir čia stovi 3 viduryje vaikai ir aplink juos paskui per antrą dalį, aš čia parašiau, vorele, žodžiu, bėgioja, išsuka ir vėl suveda į ratelį. Tai ilgiau neužsibūsim, gausit mano skaidres ir va čia specialiai dėjau nateles ir ilgai nenoriu užsikalbėti. Ir apskritai, na jau dabar jau kovo mėnesį, kada grįžta paukščiai, yra tikrai nemažai dainų skirtų tam pavasario paukščiams grįžtantiems. Tai čia ir viena daina jau esanti apie kielę apdainuoja, ir daina, ir ratelis, kaip sakiau, yra. Taip pat yra ir dainų, jau gal šitą įdėjau tokia kaip ir literatūrinė, jau yra vieno žmogaus galbūt, aišku, nebūtinai vieno keleto, bet jau skiriama kaip literatūrinė, bet labai tinkama būtent prie pavasario dainų, tai truputėlį tik paklausysim. Pavasarėlis linksmas atėjo, rytas prašvito, saulė tekė, rytas prašvito, saulė tekė. Na, va, keliaujam daug, nes toliau keliaujam, laiko nėra daug mums, tai va. Tai dabar truputėlį kitus dalykus atkreipsiu dėmesį. Tai iš tiesų apskritai pats dainavimas, tai turi labai, žmonės dainuodavo labai garsiai dainuodavo, nes tikėdavo, kad reikia prišaukti pavasarį, tai tarsi maginė galia, reikia tą pavasarį šaukti, gyvybę žadinti, derlingumą skatinti, ir garsas, aiškus, platus, plačiai sklindantis, būtent ir atliko tai skatinti tai gamtos gyvybei budinti. Na tai va, ir dažnai netgi dainuodavo net kažkur tai, kad garsas kuo plačiau plistų, net aukštai užsilipus, ant tvoros, ten sakykime, judinant ranką, kad kuo garsiau girdėtųsi. Na ir iš tiesų ir net yra tam tikros ir intonacijos, kurias mes net skiriame kaip pavasario ir vasaros laikotarpiu, toks kaip muzikinis kodas, tai tam tikros intonacijos.
ir jos net ir, vat, ir yra būtent skiriama mažosios tercijos ta intonacija, kas supranta tos muzikinius terminus, tai yra prašymo, meldimo tos intonacijos, tai vat, būtent ta tokia vat, ta maginė gali iššaukti. Taip, ir ten turėjau video, tai ir paleisiu. Čia trumputis yra raliavimas piemenų. Negirdit? Nėra garso. Girdim. Ai, tai reiškia, girdim. reiškia ne visiems. Aha, tai reiškia. Nu, bandysiu dar paskui, kai leisiu, tai dar patį garsą padidinti. Taip, tai dabar tada keliausim į tokius čia ten bendrai pasižiūrėjom. Į verbų sekmadienį. Na, tai visai ir neužkalnų tas verbų sekmadienis ir gaunasi jau kitas sekmadienį mums šiais metais. Tai iš tiesų verbų sekmadienį tai mes atkreipiam dėmesį į oracijas, ar ne? Nes būtent žmonės susiskina verbą, šiais laikais jau ir nusiperka kai kurie miestuose, ir jas pašventina, ir vėliau kai kurie apiplaka miegančius ilgiau rytą ir per pačias verbas, jeigu anksti eina į bažnyčią, kai kurie Velykų rytą atsikėlė kas anksčiausiai, ir ne, apiplaka. Na ir sakomos tam tikros oracijos, kad skatinti, linkėti žmogui būti sveikam, gražiam ar ne, jeigu vaikai, tai kad, žinoma, tas plakimas tai yra labai lengvai per kojas, nes iš tikrųjų, tai kai yra iš kadagio šakelės ta verba, tai jinai tikrai pamasažuoja ir taip dėl to yra skatinamas tas, kad vaikas geriau augtų vaikai, sakykime, merginoms ten grožio linkima, sveikatos, jeigu vyresni žmonės. Tai žmonės visada to, ko reikia tam žmogui ir linkėdavo, arba, pavyzdžiui, jeigu sergančiam žmogui, tai sakydavo, liga lauk, sveikatą į vidų ir taip kelis kartus, nes kai tu kelis kartus sakai, tai tarsi ir užkoduoji tą gerą sveikatą. Tai tų oracijų taip pat yra visokiausių, ne aš mušu, verba muša, už savaitės vieną dieną, tegul linksmina kiekvieną, linkiu būti sveikam, gražiam ir drūtam. Na, jei verbų rytą, kas turi tą tradiciją apiplakti. Na ir pati, aišku, gražiausia, laukiamiausia pavasarį šventė, tai yra Velykos. Na ir koksgi folkloras Velykų šventėje. Na, apeiginės giesmės iš tiesų lydėjo du svarbius Velykų papročius, tai lalavimas ir supimasis. Lalavimas tai yra velykinis toks kiemų lankymo paprotys, kai yra giedamos tam tikros tam papročiui skirtos giesmės ir jos yra vadinamos lalavimais. Aišku, pagal įvairiose vietovėse vėlgi vadina lalinka, zeliotna, zaletunka, zaklėtunka arba, pavyzdžiui, jau grušelė. Tai čia, aišku, tie tokie slaviški pavadinimai labiau, tos lalinka, zaletunka, nors lalavimas irgi atėjęs pati žodžio kilmė, čia galima skirti su deive lala, na čia į semantiką nelabai nesileisim. Ir tie lalavimai labiau buvo vyrų užsiėmimas ir anksčiau lalaudavo tik nevedę jauni vyrai ir aišku, jų apsilankimas apskritai tai yra lankydavosi arba užtikrinti sėkmę ūkyje, arba, aišku, pas merginų į tuos namus, kuriuose netekėjusios, merginos gyvena.
Na, tai lalavimas kaip ir tokia vyrų sfera, o supimasis ir supuoklinių giesmių giedojimas dažniausiai tai būdavo merginų užsiėmimas. Na ir šiek tiek apie lalavimą. Plačiau. Tai pats lalavimas turi tokias, susideda kaip iš 3 dalių. Tai yra apskritai leidimas lalauti, kai ateina ir prašoma šeimininkų leisti lalauti. Tada yra linkėjimas, tai pasakomas apeiginis tekstas. Na ir dovanų prašymas. Tai čia panašiai, ar ne, kaip, pavyzdžiui, sakykime, kalėdodavo, tai tas dovanas duoda. Tai čia irgi jau už tą, kad lalauji, ypatingai jeigu dar nori sėkmingo derliaus linkėti ūkiui. Na ir aišku, ir kai mergina, pas jaunų merginų eidavo, taip pat tos dovanos yra svarbios. Ir iš tiesų, kai prašoma lalauti, tai gaspadorėlį, norim namelius palinksminti, arba tėvelį, pazvalyk, pavasalis namelių. Arba giedama labas vakars, pon gaspador. Na ir truputį paklausysim. Labas vakars, pon gaspador, eila. Labas vakars, pon gaspador. Ar jau miegi saldų miegą, eila. Na ir iš tiesų jau kai leisdavo, žodžiu, lalauti, tuomet dažnu atveju net giedodavo šventą bažnytinę giesmę šventą linksmą dieną. Na, va čia girdėjote aleliuja žodžiai. Na, čia aišku jau yra 20 amžiuje lalaujama, bet tai yra jau tokia, tam, kad, žodžiu, pasižiūrėti, kaip tai buvo daroma iš ties. Aišku, ten tos senosios moteris, tai šitą tradiciją tikrai žino ir žinojo. Taip, na ir kai sakiau, kad sakydavo oraciją, tai oracijos štai, sakykime, tokios, jeigu tai yra mergina ir sako, sveika Mariutė, ar ten Onutė, atėjo mes, lalauninkai, kad tave palinksmintum, kad tau dievulis duotų saldų miegelį, kad tu susapnuotum savo bernelį, kad rastauga vienas pas savo tėvelį. Tai nušėrė jis tau juodberį žirgelį, atneš tau gražų aukso žiedelį, užmaus tau ant baltų rankelių. Na ir dar ten taip toliau ir panašiai prikurdavo, nes žmonės, aišku, čia buvo jie ir vaidybiški, ir iš tiesų, ir tokie oratoriai, ir tų oracijų daug mokėjo, ir vestuvinės, ir visa kita, ir tas tekstas tikrai skambėdavo gražiai. Na ir kaip girdėjot, mes klausėm, ten grojo ir cimbolais, ir lyra, ir smuiku, tai lalauninkai dažnai neždavosi instrumentus, ir kartais ir harmonika, ir žodžiu, ir kaip sakiau, ir cimbolus, ir smuiką neždavosi, ir kartu prigrodavo. Na, apskritai, lalavimo ir supuoklinių giesmių klausysim, yra daugiau užrašyta pietų, rytų Dzūkijoje, ir būdingiausi priedainiai, iš ko galima suprasti, kad tai yra lalavimo giesmė, tai būna vynelis vyno žaliasai, vynelis mano žaliausias, vynas žaliausias, na, žodžiu, su vyneliu. Na, daugiausiai tai iš tikrųjų pietų rytų Dzūkijoje tai buvo dainuojami netikėjusioms merginoms lalaujama. O ūkiui
apgiedoti ir skirti tam ūkio šeimininkui pagarbinti. Iš tiesų mes turime užrašytus beje tik tais 3 variantus, tai yra Mažoji Lietuvoje ir Vėlionos apylinkė, ten, kur mes ir jų priedainiuose refrenas Eilalo, tai ten, kur mes prieš tai klausėmės, ten ir buvo. Tai būtent iš Mažosios Lietuvos ten užrašyta ir iš XIX amžiaus rinkinių mes turime juos užfiksuotus. Na ir dabar paklausysim Dzūkijoje, Varėnos rajone, vieno lalavimo dainos, giesmės. Ujam dvaro, didžiojo dvarelio, vienelis vyno žaliasai. Oi ir išaugo žalioji graušelė, vienelis vyno žaliasai. Na ir neklausysim jau visų giesmių. Truputėlį štai pažiūrėsim, čia moteris iš Gervėčių apylinkės ir Gėliūnų kaimo, o Gervėčiai ar ne yra lietuvių tos salelės likusios po perskirstimo teritorijų Antrojo pasaulinio karo Baltarusijos teritorijoje. Čia dar 2008 metais nufilmuotos truputėlį. Vakaras mergelė, dovanok vyno žaliojo. Ar tu miegi, ar tu ką svajoji, dovanok vyno žaliojo. Atidaryk mums langelį, dovanok vyno žaliojo. Pažiūrėkite į mūsų pulkelį, dovanok vyno žaliojo. Na ir taip toliau. Jau viso neišklausysim ir dabar supuoklinės giesmės. Beje, aš sakau giesmės, tai iš tiesų rytų Dzūkijoje, pietų Dzūkijoje visas tas dainas vadina giesmėmis ir jas gieda. Tiesiog tai yra kaip šventos giesmės, lygiai taip pat čia irgi, kadangi tai ateina iš labai senų laikų ir jos yra, sakykime, daugiau kaip ir apeiginės, ne, išsisupuoti kuo aukščiau, kad linai užderėtų, visą derlių skatinti, garsiai giedoti. Tai iš senų labai laikų ateina tiesiog giedoti ir giesmės yra šventos ir čia šitoje vietoje irgi yra jos šventos giesmės. Na, tai, kaip sakiau, jos taip pat yra tos gamtos budinimo, sujudinimo ir derliaus skatinimo giesmės. Ir didžiausią dalį mes turime užfiksuotų supuoklinių giesmų, kai jaunimas supasi merginos, šalia kitos merginos gieda. Tai daugiausiai Švenčionių ir Ignalinos rajono. Ir truputėlį pasiklausysim štai iš Ignalinos rajono, kas man supo kvailės. Kas man supa kvailės, kas meta velykėlės, čia. Kas man supa tam pyragas, kas stovi tam batagas, čia. Kas man supa velykinis, kas stovi akmeninis, čia. Kas man supa kvailės, kas meta velykėlės, čia. Ir taip toliau, labai gražiai gieda. Ir aišku, tas tarsi taip kaip supynės supasi supuoklės, išsisupa. Ir dar vieną paklausysim iš Švenčionių rajono, Antanų kaimo. Supkit, meskit mane jaunu, kad užvyšę aukštų kalnų, žalių girių, toj girelė
Čia jau labai girdim, kad labai plačiais balsais ir tas garsas sklinda labai, ar ne, išsklinda į erdvę visą. Tai čia jau moteriškės tikrai jos tarsi įsivaizduoja, čia jaučiasi iš karto, kad jos pačios tai darė jaunystėje, nes iš karto pateikėjai, kai užrašinėjam, jei jie yra patyrę tai jie taip ir dainuoja taip, kaip reikia. Tai taip, keliaujam į kitą puslapį ir čia va pagiedos truputį irgi trumpai, kadangi yra video, tai irgi smagu pažiūrėti video tas senasias dainininkės, tai Vilkas Kalalai papjovė, viena iš irgi tokių jau klasikos, sakyčiau, supuoklinių giesmių, Lazdinių kaimo, tai čia Adutiškio apylinkio Švenčionių rajono. Vilkas Kalalai papjovė, galai lazdinių pakorė. Oi, liuliu, galai lazdinių pakorė. Kol to Kalalai karojo, visi lazdiniai dabojo. Oi, liuliu, visi lazdiniai dabojo. Na va, tai taip atrodo mūsų senusios dainininkės. Na ir dar vienas paprotys, tai yra kiaušiniavimas. Tai yra, kai vaikai, iki 9 metų maždaug eidavo į svečius ir padeklamuodavo oraciją arba pagėdodavo. Sakykime, aš mažas vaikelis, kaip pupų pėdelis, prie slenksčio stoviu, kiaušinuko noriu. Na ir buvo tokia tradicija, kad įsikiša pirštą į burną ir turi laukti. Tai reiškia, tai ženklas, kad vaikas nori vieno kiaušinio. Jei įsikiša 2 pirštus, tai jis nori 2 margučių. Ir tų oracijų irgi įvairiausių yra tų pasakymų. Ir tai jau toks buvo paprotys antrąją Velykų dieną vaikščioti. Minėjau, kad yra ir giedamų kiaušiniautojų dainelių. Tai, kaip minėjau, duodavo margučių arba dar į pyrago, aišku, pridėdavo. Tai buvo toksai irgi ėjimas, dažniausiai pas kūmus, pas krikšto kūmus, ar ne, vaikai eidavo, na, ar pas kažkokių tai giminaičių. Ir paklausysim dainos kiaušiniautojų giesmelės. Aš mažas žiekelis, kaip griekių pėdelis, aš daug žinau, mažai išmanau. Aš daug žinau, mažai išmanau, aš daug nenoriu, porą kiaušinėlių, ir kampelis pyragėlių, Na, aš paskui dar gal natelės turiu, tai įdėsiu, kad būtų jums patogiau naudotis šitą medžiagą. Taip, čia dar kita mergina perdainuoja tą pačią dainą. Na ir dar įdomus taip pat toksai paprotys. Prieš Velykas didžiąją savaitę prie bažnyčių daug kur Lietuvoj, Suvalkijoje, Žemaitijoje ir Aukštaitijoje pastatydavo būgnus, tokius katilo formos ir juos mušdavo. Taip pat mušdavo ir Velykų iš tiesų dieną. Aš dar net ir dabar Švėkšnoj prie bažnyčios irgi būna ir Velykų rytą, taip pat ant šventoriaus su tais dideliais katilo būgnais yra būgnijama.
Ir net senasis muzikantas Petras Lapienė mena, kad būtent didįjį penktadienį ir šeštadienį tokį 1 metro skersmens katilą išneždavo ant šventoriaus ir muždavo. Tai štai tokių yra paminėjimų, yra ne vienas. Ir manoma, kad į Lietuvą tokie būgnai katilo formos, tai atkeliavo, pateko per karus su turkais ir švedais tuo metu. Ir nusižiūrėjo žmonės, kaip visada, ir pradėjo gaminti ir Lietuvoje. Tokiais būgnais, ir ne tik tokiais, bet apskritai būgnais muždavo ir per kitas pavasario šventes. Tai sakykime, būgnijo ir per kryžiavos dienas, o kryžiavos tai yra prieš šeštines, tai yra 6 savaitės po Velykų šeštinės, tai prieš šeštines visai, tai buvo pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ir kai kur ir per šeštines, ir muždavo tais būgnais, ir taip buvo žmonės kviečiami melstis prie kryžių, dėl to vadinasi kryžiavos dienos. Taip pat kitas pateikėjas Mykolas Paliulis iš Biržų apskrities irgi prisimena, kad dar saulei net netekėjus pradėdavom su būgnais, tik žmonės atsikeldavo, tuoj susineša ir namie pasilikdavo tik gaspadinės, pusryčių virti visi išeidavo ir jisai pats prisimena, kad jisai ir pats muždavo. O vakare jau ant pečiaus būgną šitą parneša ir padeda būbiną ant pečiaus ir jis jau ten ir išdžiūdavo. Ir va štai yra tokie paminėjimai, kai šituo būgnu būgnijama per įvairias šventes. Tai pavyzdžiui, taip pat ir per devintinės, tai jau devintinės yra 9 savaitės po Velykų. Ir va yra pasakymai, kad tai būgnus muždavo, kad net žemė dreba. O Tauragės rajone per tas kryžiavos dienas, kurios yra prieš pat šeštines, tai žodžiu eidavo ir į kapines kviesdavo prie kryžių ir kitaip pat pasimelsti, tai net muždavo signalinę lentą, o ta signalinė lenta tai būdavo dažnai arba pakabinama kažkur tai virš vartų, ar net ant karčių pakabinama. Ir apskritai su signaliniam lentom ir į sueigą kaimas susikviesdavo, jeigu kažką reikėdavo aptarti, toksai signalinė lenta ir yra signalinė, kad girdisi gerai. Na, o šiuo atveju tai kviesdavo eiti melstis. Na ir keliaujame į dar vieną pavasario šventę, tai Jurginės. Na ir Jurginės tai yra senovės gyvulininkystės ganymo pirmosios žolės šventė. Išties, tą dieną išgindavo gyvulius į ganyklą ir būdavo įvairiausios apeigos atliekamos. Ir daug apeigų ir aplink rugių laukus, ir jau pirmąją vagą išvarydavo, vaikščiodavo ir parugėmis, ir apraliuodavo gyvulius. Apraliuodavo, tai aišku, balsu, dainuodavo, apgiedodavo, o taip pat ir apraliuodavo ir pučiamaisiais instrumentais, dažniausiai, sakykime, ten lumsdeliu, ar aišku, gyvuliai turėjo, šitie piemenys ir skerdžiai turėjo įvairiausių ir ragų ir visako, su kuo jie pūsdavo. Tai paklausysim raliavimo. Adelerol, tu karvytė rūta, adelerol, kurgi tavo būta, lelerolgi pas motinėlę, lelerol, kasgi tavo veikta, lelerol, žalias rūtelės kinta,
lelerol vainikėlį spinta, lelerol galvelės dėta. Taip, ar ne? Ir iš tiesų dar vieno paklausysim, kad... Ralio, 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 mano karvytė, ralio, kanapinė odegytė, ralio, titnaginės nagytės, ralio, stiklinės akytės, ralio, ralio. Na, aišku, tas praliavimas ir balsu, ten ir apeigos, ir apsmilkydavo, tai rytoj Dalia papasakos. Ir pučiamiuoju instrumentu apraliuoti būtinai, tai ir apsaugoti nuo negerų akių, nuo žodžių, nuo vilkų, ar ne, nuo visų negerų dalykų, ir kad jeigu jau karvės, tai kad neštų daug pieno, skatinama visą tai, ir irgi girdit, kad garsiai dainuojama, garsiai, tas balsas turi būti platus ir garsus dainavimas, skatina, turi maginės galias. Na, rytų Lietuvoje ir 12 dienų po jų, po šitą užsilipusios merginos, kažkur ant aukštesnės vietos, ant tvoros dainuodavo specialias jurginių dainas arba šūksnių. Vėlgi turėjo garsus dainavimas, turėjo būti. Būtinai tai yra pavasario šaukimo apeigos. Ir dažniausiai tai būdavo oi lilele, kalnas kalinalis, tokios garsiai dainuojamos giesmės, giedamos iš tiesų, ir pasiklausykim vienos, tai vėlgi Švenčionių rajone. Oi lele, kalnas kalinalis, naujas dvaralis, oi lele. Oi lele, naujas dvaralis, bėgo vynelis, oi lele, oi lele. Na, tai kaip sakiau, po jurginių, tai va dar vos ne 2 savaitės, tai ir buvo tas garsus dainavimas, būtent skatinti ir tą žolę augti, ar ne, nes jau ir gyvuliai išgenami. Ir taip pat dainos ir buvo su Jurja, arba Jurgi, arba Jore. Viskas nukreipiama į tą žalumos skatinimą. Tai dar paklausykim vienos dainos. Jurija šalta rasa, Jurija šalta rasa, Jurija duok šilumą, Jurija duok šilumą, Jurija leidžia žaliumą, Jurija leidžia žaliumą. Na ir iš visos šitos dainos jurginių tai yra lauke dainuojamos, giedamos. Ir tekstuose visur yra, kad leisk šilumą, arba ten paduok raktus, atrakink žemę, žodžiu, kad jau žaliuotų, tas greičiau to pavasario šaukimo. Per jurgines, tai, sakoma, jaunimas jurginėjo, o vaikai, piemenys gaudavo kiaušinių ten už tai, kad jau prasideda ta ganiava. Ir net margindavo margučius jurginių dieną, tai ir ridendavo vėlgi kaip per Velykas kiaušinius, ir šoko, dainavo, žodžiu, buvo tokie vat ratelius eidavo jaunimas. Na ir mes čia neužsibūsim, nes dar turime aptarti
Gegutės šventė šiek tiek pasižiūrim. Tai, aišku, susieta su gegužės mėnesiu. Ir dažniausiai tai buvo skiriama tokia gal pirma savaitė švenčiama. Vėlgi čia yra pavasario atbudinimo, to gamtos atgimimo, jaunystės taip pat šventė. Ir aišku, nes ir pradeda būtent tuo metu, jau apie tą laiką ir gegutę kukuoti. Na ir vėlgi jaunimos rengdavo šokius, tai buvo apeiginiai tokie šokiai ir merginos net rinkdavo gegutę, nes gegutė šiaip yra pranašautoja, ar ne, ir net siejama su deive Laima. Ir ta mergina, kuri jau paskiriama kaip karaliūnė gegutė, sėdėdavo ant krėslo, aplink ją šokdavo, dainuodavo jaunimas. Kaip išsirinkdavo tą gegutę, tai būdavo gegutė būdavo užrištomis akimis ir iš balsų išsirinkdavo 3 brolius, su kuriais vėliau šokdavo ir padovanodavo jiems net juostą padovanodavo. Tai va, tai daug turime dainų, šokių, ratelių, žaidimų, būtent kur apgiedama gegutė, viskas apie skirtą gegutei. Ir šiek tiek pavyzdžių pasižiūrėsim. Tai viena tokia, štai graži daina iš Vilkaviškio rajono, tai bus apie gegutę, pasiklausykime. Ta gegutė graži, paukštelė tai gražiai sode kukavo, tai gražiai sode kukavo. Tai gražiai sode kukavo su sparneliais. Pasiplėsdeno su sparneliais, pasiplėsdeno. Ta gegutė graži. Atsiprašau. Ir dar vienos dainos truputį pasiklausykime žodžiai. Ji yra pranašautoja, labai daug ką gali ir kiek ilgai dar ganys išpranašauti, už kelių metų ištekėsi. Na, žodžiu, išgirdus pirmą kartą gegutę, ar ne, dabar yra toksai irgi paprotys, kad žiūrim, ar turim skambančių pinigėlių, ar turtingi būsim. Na, ji išpranašauja ir kokias mintis nukreipi, apie ką galvoji. Ir tai pasižiūrim, po kelinto karto tau išsipildys tai. Čia taip pat tekste truputį girdėsis tas pranašautojas gegutės. Sukukava gegutė žalioje gira, žalioje gira, ir sidirka panaikėla rūtelių darželį. Rūtelių darželį ir pamatė bernužėlį, keliu atėjant, keliu atėjant. Na štai, tai čia gegutė pranašautoja, ar ne, ir jau išpranašauja tą bernelį, vestuves. Be abejonės mūsų folklore daug pamėgdžiama. Aišku, visus paukščius pamėgdžiadavo, tai gegutė taip pat. Ir kai kurie tai tikrai labai kaip tikros gegutės moka pamėgdžioti. Na, tai čia labai irgi senas įrašas, dar plokštelė įrašta, tai čia vėlgi iš
beveik prieš 100 metų, iš kokių 1937-ųjų, tai tikrai čia tik girdisi, kad tas traškėjimas, bet šiaip tai tikrai galima profesionaliai pamėgdžioja gegutę. Iš tiesų žmonės buvo labai sumanus ir na, tiksliai gebėjo atkartoti. Taip, mes turim daug ratelių ir šokių irgi skirtų gegutei pagerbti. Ir štai pažiūrėsim vieną ratelį, kuris buvo ratelis, o paskui jau pridėta polka ir jau pavirtęs į šokį. Tai toks ratelis šokis. Tai trumpai pasižiūrėkim, čia iš Ukmergės rajono. Na ir taip toliau. Ar nematė gegutę, kur vaikščiojo paniutė? Arba kur jaunimas klausia šitų ratelių. Taip, su gegutės vardu taip pat siejamos ir susijusios pavasarį rengiamo šokių gegužinės, kai vadinama. Tai kai iš įvairių vietovių sueina jaunimas, šokdavo, dainuodavo, eidavo įvairiausius ratelius, žaisdavo žaidimus ir su poros pasirinkimu, pasimeilinimo motyvais, nes tikrai labai vaidybiški žmonės anuomet buvo. Na ir dabar jaunimas iš tiesų, kas, sakykime, ir Vilniui, ką mes matom, jaunimas tikrai sumanus. Ir net visokios loterijos vykdavo tų gegužinių metų. Ir sakoma, kad gegužinės prasidėdavo suktiniu ir suktiniu paskutiniu pasibaigdavo. Ir aišku, gegužinės prasidėdavo jau vos ne saulei leidžiantis ir vykdavo beveik iki aušros, kol pateka saulė. Na, tai va. Tai vėlgi ne veltui irgi pavadintos tos vakaronės, tie suėjimai, tie šokiai gegužinėmis, kurie susijęs. Ir vienas populiariausių tai šokių yra gegužė. Gegužė nori vyrą gauti, šokama ir Žemaitijoj, ir Suvalkijoj, visur toks, na, populiarus šokis. Truputį pažiūrėsim. Gegužė! Na ir taip toliau. Tai iš tiesų šokių judesiai tie patys, ar Suvalkijoje, ar Žemaitijoje. Ir dar viena šventė, tai yra sekminės, tačiau jinai yra tokia kaip ir pereinamoji, sakykime, kaip iš po užgavėnių gavėnios laikotarpį, kas vyksta tuo metu į pavasarį, tokia iš žiemos perėjimas į pavasarį, taip sekminės iš pavasario į vasarą. Toks tas perėjimas. Bet taip pat sekminės yra 7 savaitės po Velykos, žaliuojančios gamtos šventė. Ir aišku, jinai yra kilnojama, nes yra Velykos kilnojama šventė. Na ir pats svarbiausias yra sekminių paprotys, tai yra rugių lankymas, sambarės, tai yra apeiginės vaišės, kurios būdavo rugių lauke, na, šalia rugių lauko rengiamos, ir giesmės, paruginės giesmės, kurios būdavo giedamos ir einate aplink
rugių, sakykime, pasėlių laukus ir šalia prie sambarių vaišių gėdodavo. Tai paruginės giesmės ir gėdodavo jau ir rugius lankydavo jau nuo jurginių iš tiesų, jau per jurgines, per šeštines, per sekmines iki joninių, nes jau per joninės būna, ar ne, jau jie paaugę ir netgi kartais rasoja, sako šitie rugiai per rasas, dėl to ir sako rasoja rugiai, rasos, ar ne, ar kupolinės, ar joninės, kaip čia pavadinsim. Na ir buvo gėdamos tam tikros giesmės, tai ir paklausom. Sasutėlė mažoje sodulė, godulė, gražus tavo vainikas, sodulė, godulė. Ar tu pats nupynei sodulė, godulė, ar sasulį paprašė sodulė, godulė. Gal šiek tiek tyliau, manau, gal bus to daiko, ko tyrų ta, gal garsiau, tai pažiūrim. Daiko tyrų ta, užaugo žolėm, Mariutės rūta, užaugo žolėm, Na, aišku, čia yra ir garsus dainavimas, nes, aišku, ir daugiau moterų gieda ir taip ir buvo būdinga, nes vėlgi viskas buvo skatinamas, derlingumas ir toliau žalumos skatinimas. Taip. Na ir tie žaidimai rateliai, iš tikrųjų, tai ir buvo javų lankymo tie rateliai, bet jie daugiau jau siejami su tuo ėjimu, aplink rugius tiesiog yra judesiai, ar ne. Na, buvo irgi siūlino, dūlino, tiesiog tokie pasivaikščiojimai, poromis, netgi aplink tą sambarių stalą paruošta, na, tas stalas, aišku, ant žemės padėtas, jau pasiruošdavo žmonės ir staltiesės ir visą kitą sudėdavo, kai sudarydavo bendrą ratą, eina už parankių, sukasi, aš jums įdėsiu tą kažkurį tai vieną ratelį paruošiu, kad galėtumėt naudotis. Ir vėlgi čia buvo sukamasi tam, kad geriau augtų javai, kad jie būtų kuo geresnis derlius užaugtų. Tai va, na ir kartais tose sambarių parugėse žmonės giedodavo paruginės giesmes, eidavo tuos ratelius ir šokdavo pasilinksminimo šokius. Nes, aišku, apie vaišes jūs pakalbėsit rytoj, kad ir būdavo ir to alaus, ir visą kitą ten apeigom skirtą. Na ir šokdavo įvairiausius pasilinksminimo šokius, kokius tik tais žinojo, tai ir polkos galėjo būti, ir kadriliai, ir kiti figūriniai šokiai. Žiūriu, kiek laiko ir aš jau turiu truputėlį užbaigti, tai greitai apie oliavimus. Sekminę naktį piemenys stengdavo nepramygti, kad ryte neliktų spirgučių, o spirgutis buvo tas piemuo, kuris pramiegodavo išginti rytą bandą. Nes sekminės tai buvo ir piemenų šventė, nes vainikuodavo karves. Šeimininkė už tai duodavo piemenims sūrio, ar kiaušinių, ar pyrago, kiaušinienė jau geresnio maisto, nes jau čia buvo geras maistas. Ir buvo tam tikros oliavimai vadinami, tokios dainelės, kurios apdainuodavo tą pramigusi piemenėlį, kurį vadindavo spirgučių dažniausiai. Ėjo, alo, 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 tak, Linsko piemenuką kaip pagausiu, taip pakarsiu su viršeliu po viršeliu. Ėjo, alo, 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 Eglinsko piemuos, spirgutis, spirgutis. Na va, čia jau Eglinsko piemuo pramiegojo, jau sakė spirgutis.
Taip, na ir iš tikrųjų dar yra įdomu, kad buvo atlikimo technika labai įdomi, tam tikra. Tai štai matome čia užfiksuotą nuotrauką, kad pridėtas prie kaklo oliuodavo, tai piemenys iš tikrųjų nykščių braukydavo pasmakrėje gerklę arba ją judina, mane, sakykime, vati, olo, olo. Ir toksai garsas, jisai kitoks, aišku, čia daug garsiau dainuoja. Tai virpina tą balsą, jisai toksai, na, tarsi toksai bjauresnis, negražesnis. Ir irgi apibūdindavo pateikėjai įvairiai tą oliavimo atlikimą, sako, su gerklės riksmu reikia dainuoti, brūžinant gerklę, nykščių braukiant pasmakrėje gerklę, ar ten trinant gerklę, ar kitą. Štai dar yra čia iš filmo tokio, paklausykim, kaip irgi tą techniką rodo, kaip jis tai tenais judina. Na ir labiausiai užfiksuota daugiausiai didžioji dalis, tai yra oliavimų Suvalkijoje. Ir ten jau po vieną, po antrą kituose regionuose. Taip pat Sekminių rytą, taip pat šalia oliavimo skambėjo ir Sekminių ragelis. Taip pat užgrieždavo Sekminių rageliu kiekvienas piemuo, kuris kuo anksčiau išgindavo bandą, kad jau ir žinotų, kad jisai jau yra ir atsikėlęs ir jau išginęs bandą. Dar trumpai greitai pasakau, kad Sekminių naktį daug kur Lietuvoje vietoj piemenų karvės išgindavo merginos ir ten jau buvo ritelio tokios giesmės, sutartinių mes turim ir buvo taip pat ritelininkų pasilinksminimai, kur taip pat buvo atliekamos įvairios apeigos, net vaidindavo ir vestuves, bet čia, manau, Dalia jums rytoj daugiau papasakos. Taip pat ten buvo rengiamos tokios inscenizacijos, tarsi vestuvių su pasilinksminimais. Ten mano skaidriai dar parašyta ir bus galima paklausyti ir ritelio tų sutartinių. Tai žiūriu po 8:08, aš tuomet baigiu, linkiu gero pavasario, gyvo žalio, kaip sakoma. Ir jeigu dar kokį nors, jeigu turite klausimą, tai galite paklausti, o medžiagą tai dalinsiuosi ir, kaip minėjau jau, tai galite dar ir paklausti prieš mano atsijungimą. Na ir jeigu viskas, aišku, tai Vilma, tada jau Tai jeigu nėra klausimų, bet gal kažkas tuoj pasižiūrėsiu, gal dėkoja tik tai. Taip, labai ačiū, nes mes planuojam Jurginės. Ir mums kaip tik labai reikalinga informacija. Labai ačiū. Kaip tik davėt informaciją apie Švenčionį, Ignalinos rajoną. O mes ir esam tiesiai ant ribos, Kačėniškės piliakalnis. Ačiū labai, ačiū. Gerai. Taip, tada atsisveikinu jums kuo geriausias kloties. Ir jums taip pat ačiū labai už pasimatymą, už susipažinimą. Gero vakaro jums. Ačiū. Viso. Ačiū. Dabar kviečiam jau Odetą tada. Vilmutė, kažkaip tai organizatoriai turėtų, jūs galėtumėt mane kažkaip tai padidinti tenai. Man tai nepavyks, nežinau. Nes kažkaip tai turi, sakė, iš ten turi. Iš mūsų turi. Mane padaryti taip. Taip, ne aš pati. Kad būčiau vaizdas didesnis. Bet jeigu man pavyks, nežinau. Va.
Jau Man pavyko atrodo, kažkaip. uždėjau spotlight. Uždėjot ar ne? Gerai. Mhm. Dabar Ant matosi Odetos, tai lektorė turėtų dabar mūsų. visi matyti Odetą. Aha, gerai, ačiū. Prašau. Pas mane tai nerodo pagrindiniai, o pas jūs dabar jau gerai rodo? Dabar rodo pas mus. O, aha. super. Mhm. Ui, tai jeigu mes paklausėm tokią gražią paskaitą, kuri buvo daugiau mūsų akims, tai dabar mes turėsim, tai yra daugiau ausims. Tai mano, aišku, tie karpiniai, žinoma, daugiau akims. Ir trupučiuką pasakysiu kelis tik tai sakinius, tikrai labai neįsiplėsiu, nes noriu, kad mes pabandytumėm ir tuos kažkokius praktinius dalykus padaryti. Tai lietuviški karpiniai skirstomi į tokias dvi labai didelės grupės. Tai yra vaizduojamieji karpiniai kaip paveikslai, kurie yra gana naujas išradimas, bet jie tokie gražūs, jie tokie simetriški ir jų simetrija labai, jie netgi gydantys iš tikrųjų ir turėti simetrišką karpinį, tai tiesiog harmonija namuose, šeimoje ir mūsų galvoje, jeigu ten, žodžiu, kažkoks šalia mūsų, žodžiu, simetriškas, gražus karpinys, o motyvai, tematika, žinoma, pirmiausiai ir dažniausiai tai yra gyvybės medis. Tai mūsų ašis, prie kurios stovim, tai yra atrama mūsų, tai yra mūsų stiprybė, mūsų atmintis, mūsų protėviai, viskas tame dideliame medyje mes galime rasti, o iškarpytai patys gali būti kiekvieną kartą vis kitoks, vis žodžiu, tūkstančiai jo gali būti rūšių, kiekvienas autorius turi žinoma savo medžius, savo ypatingus, su paukšteliais, su žiedais, su visokiausius. Tai va tie paveikslai, kurie jų ir motyvai, ir patys vaizdai yra labai dažnai iš mūsų, susilieja tiesiog su kitais mūsų liaudies menais ir iš kraičio skrynių paveikslų labai dažnai ta simetrija, iš prieverpščių raštų, dažnai skutinėti margučiai kažkuo, tai irgi ten galima rasti ir paukštelį, ir gyvybės medį ir panašiai. Tai va, tai čia mūsų šitie paveikslai, kuriuos mes mėgstam, kuriuos dažnai perka mugėse, kuriuos žmonės nori pasikabinti savo namuose. Bet kokiegi tie tradiciniai lietuviški karpiniai, kurie įdomus visam pasauliu iš tikrųjų ir kodėl jie buvo karpomi nuo XIX amžiaus pabaigos iki kažkur pusės XX amžiaus visoje Lietuvoje kaimuose. Tai buvo buičiai puošti karpiniai. Kada žmonės gyveno taip neturtingai, o vis tiek norėjo buitį puošti, gražinti. Ir labai dažnai tos medžiagos buvo tik tai popierius. Patys neturtingiausi, kurie netgi kažkokio balto vyniojimo popieriaus ar panašiai neturėjo pakeisti užuolaidėlėm, jie tiesiog naudojo laikraštį. Ir, norėčiau parodyti, sakykim, tą užuolaidėlę. Aišku, jinai nebėra ta primityvi, tradicinė, mes juk karpom taip, kad būtų gražu šiuolaikiniam žmogui. Ir aš visada sakau, jeigu tais laikais žmonės kirpo Lietuvoje iš biednumo, tai dabar užuolaidėlės, kabinasi iš mandrumo, užsisako tie žmonės, kurie labai tvarkingi. O juos iškirpti labai paprasta, tiesiog mes sulankstom į 4 dalis, tokią kaip armonikėlę, galim lankstyti ir 8, jeigu mūsų popierius labai plonas. Ir tiesiog nusipiešiam vieną piešinį ir jį iškerpam per visus sluoksnius, o atidarom ir lieka šitokia ilga ir puošni. Iš tikrųjų, užuolaidėlės, tai esu mokius, esu dariusi edukacijas tikrai visam pasauliu, nuo Jakutijos iki New Yorko, nuo Šanchajaus iki vėl kažko visų Europos šalių, Murmansko ir taip toliau. Ten, kur yra lietuviai, ne šiaip savo. Tai va, ir labai smagu. Dabar
kai kirpo, mes atrodo tuos tradicinius iškart įsivaizduojam, kad tik užuolaidėlės. Nu, toli gražu ne. Buvo lentynėlių papuošimai ilgi. Buvo lentynėlių papuošimai tokie, žodžiu, trikampiai, nes beveik visuose namuose kaime būdavo tokios lentynėlės, kampe jos labai svarbios, tokioj, krikštasuoliai, žodžiu, ten kampe labai garbingam, kur stovėdavo kryželis, kartais kabėdavo kokia nuotrauka labai svarbi senelių ar tėvų tenai vestuvinę. Ir va tiesiog papuošdavo tą, galėdavo būti labai labai primityviai, va tik tai pakarpyta, o galėjo būti ir labai toksai, nuo karpytojo priklausydavo. Teko girdėti taip, kad kaime, kiekviena šeimininkė mokėjo išsikirpti. Vat prieš šventes, prieš Velykas, prieš Kalėdas pasikirpdavo naujas užuolaidėlės, lentynėlių papuošimus, žibalinių lempų gaubtus. Bet jeigu būdavo kažkokia, šeimos didelė šventė, jubiliejus, kažkas ten į kunigus išėjo ar panašiai, va tokie didelės iškilmės, tada jau kviesdavo gerai žinomą karpytoją, gal iš gretimo kaimo, kad jau išpuoštų, kad visus kampus, visus namus apkarpytų labai, labai gražiom užuolaidėlėm ir kitais šitais karpiniais. Tarp kitko, kas mieste augo, jie nematė, jie nežino, nes miestuose nebuvo tos mados, vis dėlto miestuose žmonės buvo turtingesni. Šiaip įdomumo dėlei irgi galiu pasakyti, kad mūsų kaimynai, Lenkai, Baltarusiai, ukrainiečiai, jie visi labai, labai panašiai gyveno ir pas juos buvo šita popierinių, taikomojo pobūdžio karpinių, tas laikas, tokia mada ir panašiai yra palikimas. O mūsų kaimynai Latviai niekada neturėjo, nes jie buvo turtingesni, ten 19 amžiuje, ten su vokiečiais ir už tai jiem labai įdomu, jie atvažiuoja žiūrėti, tikrai kaip į kokį stebuklą pas juos nei tų paveikslų karpytų, nei jo labiau užuolaidėlių ar panašiai, jie nėra girdėję netgi. Tai va, kartu su užuolaidėlėm ir ten visokiam lentynėlėm, aišku, ypatingai, Velykom, ką aš norėčiau ir pasiūlyti ir ką mes darysim, iš tų jūsų, ar visi turit paprasto balto A4 lapo, aišku, būtų tobula, kad jisai būtų kuo plonesnis, tada lengviau kirpti. Va tokias servetėlės, jos taip pat yra labai tradicinės, jas dėdavo po vazonais ant palangių, jas dėdavo po kažkokiais pyragais, duonytėj apdengti ir žinoma margučių kraitelę. Mes galim apačion padėti šitokią servetėlę ir žodžiu, džiaugtis savo kūriniu. Kartais man kai kas sako, kad, gailagi, toks kūrinys padarytas, iškirptas, gražus ir dabar panaudosi vienam kartui ir viskas. Taip, viskas normalu, žinokit, yra. Man visada labai gražu tas menas iš popieriaus, kad jis yra trumpalaikis. Tos akimirkos mes ruošiam, juk būna daina irgi, padainavai ir viskas, jos kažkur neliko, būna dar, žodžiu, turi savotišką irgi tą cinkelį, kad tai yra trumpalaikis gražus dalykas. Ir mes būtinai pabandysim įsikirpti, jeigu mūsų greit neuždarys, nes čia tai rodo, kad jau valanda ir 32 minutės, kadangi mes prieš 7 jungiamės. Nieko. Tai va, čia jeigu daugiau, taigi priklauso ir tos servetėlės. Irgi nuo karpytojo jau ir išmonės, ir gebėjimų, ir panašiai. Čia jau daugiau pakarpyta. Bet servetėlė yra toks daiktas, kuris viduje yra žodžiu, tuščias, o paskui yra dar yra ir takeliai. O kuo skiriasi, žodžiu, karpytas servetėlė ar takelis, tai tik tai tuo, kad takelis yra pailgos formos, tiesiog tik tai forma. Čia specialiai toksai su margučiais. Na ir įsivaizduokite, tai yra visas mūsų A4 lapas. Paėmiau ir gal mes jau
jau tuoj galėsim, dar aš parodysiu porą dalykėlių ir mes galėsim pabandyti ir iškirpti arba servetėlę, arba takelį. Jeigu mes kirpsim servetėlę, tai pasidarysim kvadratą, o jeigu takelį, tai iš viso to pailgo lapo. Dar noriu parodyti keletą, tiesiog tokių kaip suvenyrų, kada irgi tai yra taip paprasta iškirpti. Irgi iš A4 lapo, per pusę sulenkus. Na, įsipieš kiekvienam tą tobulą ovalą, žodžiu, kiaušinio formos nėra tikrai sudėtinga, kažką nusipiešim. Aišku, jeigu kerpam su žirklute, čia aš pjauščiau peiliuku, galima tada smulkiau padaryti. Bet kažkokiu tokiu, aš mėgstu tokį peiliuką, kur išimamos tos iš viršaus geleštės, o žirklutės, tokiom jos irgi norisi, kad būtų kuo žodžiu, smailesnės ir kuo aštresnės ir kuo plonesnė geležis. Mums nereikia kažkokio tvirtumo, kirp tik tai popieriui. Na va, ir kiekvieną, įsivaizduokit, mes įsipiešiam ir kiekvieną šitą skylutę nieko neišmastysi, gudriau, protingiau, įkišai žirklutę, apkirpai tą visą ir išmetei gabaliuką. Įbedei, iškirpai ir išmetei. Va taip gaunasi visas karpinys. Na ir dar aš labai mėgstu, prisigalvoju visokių tokių suvenyrų. Va čia tipo toks 3D. Irgi labai nesudėtinga iškirpti. Labai nesudėtinga suklijuoti, o jis jau toks gražus ir stovintis toks įdomesnis suvenyras. Tai va įsivaizduokit, va tai paėmiau, irgi čia yra visas A4 lapas. Sulenkiau į 4 dalis tą lapą, va visą šitą. Jeigu mes turėsim laiko, mes ir tai išbandysim, bet aš noriu dabar parodyti, žodžiu, kas mūsų laukia. Va tiesiog per pusę ar dar kartą per pusę. Ir įsipiešiu prie to centro dar tokį kiaušinį su pagrindu. Tam, kad jisai stovėtų, reikia tokio pagrindo. Nu, ir tiesiog pasižymėjau tokias gėlytes, kurias aš turiu iškirpti. Irgi įbesti aštrią žirklutę ir iškirpti. O tada, kai jau gaunu iškirpus tokį, gaunu 2, kadangi aš sulankščiau į 4 dalis, ir kaip noriu suklijuoju. Jeigu ką, tai va čia tik tai klijais pačias šitas briaunas ir tikrai sausais klijais jie puikiai prisiklijuoja. Jeigu jūs norit, kad būtų stipresnis toks tikrai garantuotas stovėjimas ir priklijavimas, na tai prie vienos briaunos priklijuoju kitą, viena briauna mažiau, bet tai vis tiek jis gaunasi toks iš 3 dalių. Tai va čia tikrai fantastinis toksai gražus kiaušinis, suvenyras, bet aš dariau specialiai iš balto popieriaus, na tiesiog solidarizuodamasi su jumis, nes jums buvo pasakyta, kad turėt keletą baltų lapų. Žinoma, ir servetėlės, ir tokius suvenyrus Velykoms mes galim daryti labai spalvotus įvairiausių, žodžiu, spalvų. Na tai gal ir pabandysime, man labai įdomu. Tik paskui, aišku, norėsiu pamatyti jūsų pačių irgi darbus padarytus. Ir dar norėčiau, jeigu jums to bus maža, jūs kažko norėsit daugiau, jūs parašykit YouTube'ai, pavyzdžiui, kaip iškirpti popierinį angelą. Arba kaip iškirpti popierinę užuolaidėlę. Ir aš ten per kokias 5 ar 6 minutės, žodžiu, labai gražiai aiškiai rodau. YouTube'ai labai gerai visi tie video, kadangi galima sustabdyti, galima pakartot, galima daug kartų išklausyti, taip kad angeliukai irgi yra tie mano firminiai, jau visas, sakykime, pusę pasaulio karpo, bet dar pusę nemoka. Tai kurie nemoka, tai dar, aš sakyčiau, visai neblogai būtų išbandyti, žodžiu, grinai YouTube'ai susiradus. Jūs pasižymėkit, tiesiog reikia, kaip iškirpti popierinį angelą. Ir ten surasit ir kitus mokomosius tuos video, žodžiu, kokie yra. Na, o dabar šitam tai paimamės tą lapą, kokį turite. Aišku, gali būti, jeigu jūs turite 3, tai dar geriau jis bus didesnis tas lapas. Ir mes tiesiog pasidarom kvadratą. Tam, kad pasidarytumėm kvadratą, lenkiam šitaip ir nukerpam tą
tą nereikalingą, kuris yra, na, lapas toks pailgas, stačiakampis, o ne kvadratas yra. Na, va, mes turim tokį per du, bet vis dėlto karpinys, va, yra tas dar turi tą ypatybę būtent lankstymo. Visada lankstymas duoda savo galimybės, ar tai būtų užuolaidėlė, ar tai būtų bet kuris kitas karpinys, žodžiu, įsipešiam vieną detalę, iškerpam atrodo vieną tą patį raštą, o įskleidžiam ir jis yra pasidaugina iš 2 ar iš 4 kartų. Tai va, ir mes turim, ir pabandykim padaryti dabar, tiesiog nežinau, galima, jeigu paprastai, tai nereikia čia net ir pieštuką, nereikia net ir pieštis, pažiūrėkit, nu, va, kažkas šitas, va, toksai, tiesiog paliekam centrą, bet aš pakarpiau truputį, va, vieną eilę ir kitą. Ir visai neblogai gavosi, va taip, kai žiūri vidus, jis nebe visai baltas, bet toksai čia dar pakarpyta. Na, o čia tiesiog padarom kažkas panašaus į snaigę, bet snaigė yra šešiakampė, snaigė yra, visa turi būti labai smulki, o čia ne, mums reikia normalaus pagrindo, servetėliai ir tiesiog tik tai, va, padarom ją šitaip. O jau jūs tą viršų, ką tik tai norim, galima tikrai visiškai kuo paprasčiau vieną kampelį pagražinti. Pabandykit, aš labai norėčiau, kad jūs va dabar yra tas laikas karpimui vieną, kad mums gautųsi servetėlė. O dabar taip, kadangi šiuolaikiniai mes esam žmonės, ką galiu patarti dėl šitų servetėlių arba takelių, žinokit, tobulas reikalas, jeigu mes jas laminuojam. Tai jos būna tikrai galima naudoti kiekvienam kaip paprastą servetėlę. Labai vaikai mėgsta, kai būna, pavyzdžiui, vaikų šventėm. Pasikarpyti galima labai paprastai iš spalvoto, žinoma, popieriaus. Kiekvienam draugui skirtinga spalva, tenai skirtingas raštas. Na, žodžiu, gali būti labai smagus užsiėmimas ir kartu kirpti ir paskui vat, laminuoti ir turėti tas servetėlės ar takelius laminuotus. Taip, bet aš tikiuosi, kad jūs bando dabar, ar ne? Vat vieną kampą ir kitą kampą. Pabandykime, taip aš dabar darau tokį patį jau paprasčiausia, lengviausia, kad jūs visada stengiuosi, kai aš moku, visada stengiuosi neišgąsdinti žmonių. Niekada nesakau, kad karpinį sukurti sunku. Tikrai nesunku. Jeigu mūsų močiutės, promočiutės mokėjo su labai prastom žirklėm, neturėdamas tikrai gero popieriaus, o jau kokį tenai begaudavo, iškarpyti puikiausius karpinius, tai mes turėdamos visus puikiausius įrankius ir medžiagas, tai, na, tiesiog privalom labai gražiai iškirpti. Na, va, pabandykit, va čia, sakykime, iš kampo, va tokį aš dabar kirpu, taip jau žinot, kad jūs visi galėtumėt. Na, va, toliau visą pakraštį taip pat padarysiu. Aišku, tos ir servetėlės, pavyzdžiui, jos puikiai gali būti kiaušinio formos. Va tas kiaušinis, kur rodžiau, jis nebūtinai ant lango papuošimui. Sakykime, va šitas. Mes jį galim taip pat laminuoti ir jis puikiai atliks kokios servetėlės ar takelio, žodžiu, paskirtį. Aš tik visada noriu ugdyti kūrybingumą, kad jūs tiesiog neduoti jums žuvies, bet duoti meškerę, kad jūs po to visą gyvenimą, kada norėtumėt, tą žuvį pasigautumėt, kad tikrai kuo galėsit iškirpti. Šiaip, jeigu norėsit, kada klausimai visi, žodžiu, rašykit man Facebook'e ar Odeta Bražėnienė, ar ieškokit Odetos galerija yra. Ir visus klausimus apie
apie medžiagas, apie priemonės, apie daug dalykų, apie knygas, kurios gali tikrai pagelbėti ir kurių yra. Na va, čia toks pats paprasčiausias jau. Norisi dar. Primena snaigių karpimą. O dabar kodėlgi taip vat norisi balta? Žinote, aš Odetos galerijoje privačioj turiu tokį kaip margučių muziejų. Ir renku viską, kas su margučiais iš viso pasaulio. Ir žinot, kuo aš labiausiai nustebau, kogi nėra Lietuvoje su margučiais, ogi siuvinėtų dalykų. Aš kartais net vaikų paklausiu, kodėl, žodžiu, nėra siuvinėtų staltiesių su margučiais. Sako, moterys mūsų nemokėjo siuvinėti. Jos taip mokėjo gražiai siuvinėti, jos siuvinėjo paukščius, gėles, ten rožės, rugių varpas ir visa kita. Bet vat niekur nėra, nei kažkokių takelių, tų seniau. Iš senų laikų siuvinėtų, nei staltiesių. O kaip jums atrodo, kodėl? Aš priėjau prie išvados. Turiu mamytę staltiesę siuvinėtą su kiaušiniais ir viščiukais, taip, turiu galimybę parodyti. Tada parodykit. Bet jau ne Lietuvoje? Aš gyvenu Lietuvoje, bet mamytė jo labai tuo metu siuvinėdavo ir aš ją parsivežiau ir turiu čia Anglijoje. Tuoj vat įsijungiu kamerą. Jo, būtinai. O margučiai yra, kaip margučiai ar šiaip višta su kiaušiniais? Va čia irgi dar klausimas. Tuoj jūs pasakysit, specialistė. Gerai. Nežinot, kodėl tikrai labai, čia biški modernu ir čia labai modernu jau šių laikų. Šiais laikais yra iš tikrųjų pirkti. Bet mamytei, kaip sakyt, 80 viršų jinai siuvinėjo, kai jai buvo, 20 gal? Rimtai iš tų laikų, tai vat pirmas eksponatas mano gyvenime. Prasta labai šviesa, tai gal vat ten nusinešiu. Žinokit, tikrai stebuklingas reikalas, tai jau jos pačios sukurta, kadangi kiti raštai tai buvo dauginami, perpiešiami ir niekada nėra buvę. Jos pačios, aha. Labai sunkiai pertei, kadangi tokia šviesa. Bet jau vertinu, branginu, tai kaip didžiausia turta. Bet šiaip kodėl, pavyzdžiui, nebuvo daugiau niekur įsiuvinėta, tikrai tai yra vienintelis atvejis, tikrai girdėtas. Paprasčiausiai, kad per Velykas ir per kūčias, per Kalėdas, per pagrindinės šventes tiesdavo išskirtinai tik baltą staltiesę. Ant stalo turėjo būti balta, tai va taip jau mūsų tradiciškai ir jeigu paslavų, sakykime, labai jau daug tų siuvinėjimų, visokių ryškių ir taip toliau, pas mus to nėra, va tiesiog nežinau, kada jinai gal netgi iki Velykų, aplink Velykas, sakykime, tiesia, o per Velykas vis tiek reikia baltos staltiesės. Tai va, čia tas, kad mes labai balti ir užuolaidėlės, įsivaizduokit dabar, ar jūs įsivaizduotumėt užuolaidėlės kitokios spalvos? Geltonas, sakykime, popierinės, žalias, mėlynas, raudonas. O slavai puikiausiai, pas lenkus, pas ukrainiečių, žodžiu, gali būti va tokios ryškios. Vat mes tuo skiriamės, va tuo kažkokiu subtilumu tokiu, kad mums reikia baltų. Ir iš to tikrai, turint vien tik tai baltą lapą, paprasčiausia, galima sukurti tikrai labai, tiesiog stebuklus galima sukurti. Ir va, pagal kam dar trūksta kokių idėjų. Tiesiog labai gera kirpti pagal linijas. Čia labai tradicinis reikalas, kadangi anksčiau nieks neturėjo tokių gerų žirklių smailių, kaip mes turim. Ir tiesiog galėdavo tik tai kirpti per sulenkimus. Tai va tiek, kiek leidžia mūsų popieriaus storis, tiek mes galim jį visaip kaip lankstyti. Na va, ir toksai pats.
Štai pats paprasčiausias, kurį galim dėti jau į kraitelę kokią pintą ar kažkokią tenai medinę, kur dėsim margučius. O jeigu laminuosim, tai galėsim išlaikyti ir ilgai turėti. Šiaip galim vėl va tą pačią, jeigu mes norim ją smulkinti, vėl mes galim lenkti tuos ten, kurie tiesiog pažiūrim, kur yra tuščios vietos. Aha, vadinasi, tą mes turim smulkinti. Ir vėl sulankstom ir padarykim dar. Dar pasmulkinkim mes ją. tą galim daryti tiek, kiek jau mums norėsis, kiek atrodys, kad mums gražu. Aš labai mėgstu žalaidėlės karpyti, bet jom reikia ilgo popieriaus. Vis tik tai A4 lapas, ten labai jau trumpas gausis. Na va, visai įdomu margučiam servetėlės daryti. Na va, tiesiog jis gavosi toksai pilnesnis. Nebedžiau, žodžiu, žirklių, tiesiog pagal sulenkimo linijas visi karpiniai va dabar išėjo. Tai yra tikrai kelių minučių darbas. Bet aš visada sakau, kad prieš Velykas labai svarbu. Labai svarbu tas pasėdėjimas tas margučių marginimas, visi kiti rankdarbiai, tai yra taip svarbu, kad pabuvimas su vaikais ir anūkais. Kartais, kai moteris išklauso, tai jos sako, oi, su vaikais nespėjau to padaryti, su anūkais aš jau tą padarysiu, kad prieš Velykas pasėdėsim kartu, tada jie atsiskleidžia, išsipasakoja, visai kitoks bendravimas prie kažkokio darbo ir prie kūrybos. O čia kiekvienas gali. Tikrai man, aišku, labai sunku, todėl, kad nematau jūsų darbų. Būtinai pasirodykit, nes labai įdomu tas atgalinis. Kaip gražiai ir kiekvienas žmogus kaip kitaip padaro. Parodykit. Oi, koks gražumas. Labai gražu. Pasirodykit dar, kas darot gerai. Nes tikrai labai įdomu, kiek gaunasi. Vis tiek pasakykit, kada galėsim prieiti prie kito gerai, darbo, prie kito. Dabar noriu, kad jūs baigtumėt jau ar servetėlę, ar tą pažiūrėkit, sakykime, su margučiu, irgi tai gali būti servetėlės. Svarbu, kad tos jeigu mes nelaminuojam, tai labai svarbu, kad susijungtų tos detalės, kad jos nebūtų, neišsibėgiotų. Nors jeigu mes kerpam tik vienam mūsų kažkur, Velykom, vienam padėjimui, vienam, ar netgi ant stalo ten, žodžiu, mes tikrai surasim, kur padėti. Po tą kraitelę, žodžiu, kiaušinių galim padėti. O jeigu mums patiks ir mes iškirpsim daug, mes galim kiekvienam žmogui ten po lėkštę įdėti ar panašiai, žodžiu, tiesiog kaip palinkėjimą, jeigu mums sekasi kirpti ir mes galim iškirpti, o jeigu dar turim padėjėjų, žodžiu, vaikų, tai tikrai galima padaryti, kad kiekvienam, o vaikai, kai užsidega tokiam darbui, jie tikrai dirba ir jie tikrai nori. Jūsų irgi kaip gražiai ir jau gali dėti puikiausiai į bet kokį dubenį ir jau naudot kaip servetėlę. Dar kas nors ar kerpa, pasirodykit. Labai, labai gerai. Taip, tai yra patys tie, žirkliam, kuo labiau, kuo paprasčiau žirkliam kirpta, tai jis tuo labiau toks tradicinis. Šitaip ir kirpo anksčiau, kai neturėjo gerų žirklučių, tokių kaip mes jau karpiniam darom, o tik tai lankstydavo ir kirpdavo, tai labai panašiai iškirpdavo.
Nežinau, yra dar knyga mano tokia karpinių pamokos lietuvių ir anglų kalba. Čia labai rimta knyga su visom, žodžiu, stora, labai didelė, visas karpinių, na, žodžiu, karpinių menas sudėta ir praktiniai visi patarimai, 40 pamokų ir tiesiog nuo pradžios iki galo. Na va. Tai gal tada servetėlę bent jau galim pasidėti, ne? Mes ją galim puikiausiai pasidėti. Iš šoną pabaigsit, nes jau kirpti pabandėm. Pabandykim padaryti šitokį, na, suvenyrą stovintį gerai. Aš labai norėčiau, nes irgi, na, žodžiu, ir ant palangės, ir papuoš savo darbo stalą. Ir kaip įsivaizduokit, kaip gražu va, po tokį padėti irgi žmogui į lėkštę, kai mes Velykom stalą puošiam. Nu dabargi daug yra tų visokių pirktinių, tenai tų plastikinių dalykų, gražių, spalvingų, bet vis tiek nieks neatstos, jeigu mes tą padarysim patys. Tai dabar ar prisimenat, kaip mums, sulankstyti šitą lapą? Tiesiog lenkiam vieną kartą per pusę. Nesvarbu, ar pirmą išilgai, ar skersai, visai mums nesvarbu. Vieną kartą ir paskui kitą kartą, žodžiu, sulenkiam, kad jo būtų į 4 dalis. Aš šitaip ten mokau, to YouTube'ai tai mokau eglutę šitaip karpyti. Čia esmė, kad mes iškerpam 4, iš tikrųjų 4 puselės, čiagi mes kirpsim tik pusę. Kai atlenkiam gaunasi, kai iš viso išlankstom, gaunasi 2 va tokios detalės. Ir jos gali, tiesiog dabar jūs pabandykite tik tai, nu, savo irgi paprastai, o paskui galėsit smulkiai daryti, su peiliukais galėsit. Ir kaip sakiau, galima va šitai per briaunas. Kitos ten sakė, aš buvau pasiuvėjas, kažkada pasiuvinėtojas, tai jos sakė, mes tai čia siūlai susiūsim, nu žodžiu, kaip kas sugalvoja. Man tai patogiau sausais klijais patepu va briauną ir puikiausiai susiklijuoja. Vat. Ir jis jau stovi puikiausiai toksai tas suvenyras, vat, pastatytas, kur tik tai norint, ant stalo ar kažkur ant palangės. Aišku, mes galim, tai čia aš rodau tokį iš A4 lapo, vat šitas. Čia yra pjaustyti tie, ir kaip sakiau, čia vieną pusę ant kitos priklijavau, tai toks gavosi tik tai 3 iš 3 dalių, bet jis labai tada stabilus stovi. Tokie. Tai aš siūlau dabar irgi tiesiog, nežinau, gal reikia su tušinuku, kad jų matytųsi, bet tiesiog tą liniją ten, kur yra mūsų sulenkimo linijos, kur yra centrai. O čia jau visi tie lapai plėvesuoja. O čia ar į tą pusę, ar į tą, nesvarbu, žodžiu. Žodžiu, svarbu, kad, va, čia. Tiesiog bandom kiaušinio formą ir kažkokį pagrindą, nes jeigu tik padaryti, čia nesimato mano linijos, nu, vat kažkaip kai kada pašviečia. Ir vat kai kada, vat labai svarbu šitas, nes jeigu padarysim vien tik tai kiaušinį, jisai nestovės. Taip gerai, labai gerai turėti pagrindą. Na va, ir įsipiešim irgi, bandom, nu, patį, iš pradžių reikėtų smulkinti. Ir šitą pagrindą aplink iškirpsim po to, galiausiai. O dabar imkim ir čia padarykim jį tą kiaušinį, išmarginkim visokiais raštais. Ne pačiais, aš tai siūlau pačiais tokiais stambiausiais šiandien, nu, va, tokiais tipo vašku marginti raštai, kada va taip darosi. Va, kad mes spėtumėm padaryti, tiesiog va tokį pasidarykim ir jis bus tikrai labai jau lietuviškų raštų tasai kiaušinis ir jį galim elementariausių būdų su savo žirklutėm jau kelis kartus tiek to įbesim jau mes iškirpti. Nes karpiniai tai iš tikrųjų yra, na,
nepabaigiama, žodžiu, galimybės jų neišsenkamos. Aš jau nekalbu, kad pagal karpinius kūrinius, žodžiu, kur panaudoja žmonės. Na, vieni iš įdomesnių galbūt, pavyzdžiui, ir tatuiruotėm naudoja karpinio piešinį. Ir visokiausiam dizainam, drabužiam. Pas mus netgi ant namų, žodžiu, yra perkeliami, kaip va tie visi grafičiai yra, tai mūsų, pas mus Lietuvoje tikrai nemažai jau namų yra didelių daugiaaukščių namų išpuošta karpiniais. Kažkaip įdomiau, nes grafičiai tie visi modernūs paveikslai visam pasaulyje, o karpinių daugiau neteko dar matyti labai. Na, Šveicarijoje ten labai populiarūs karpiniai. Nu, va, tokį patį, matot, kaip aš tas skylės iškirpau greit ir didelės tam, kad dabar, kai mes esam, kad ir pasidarytumėm. Jeigu yra mokytojų, tai tikrai siūlau su vaikais Velykom jau bent vieną užsiėmimą karpinių, tai būtinai. Aš visada sakydavau, kad neįsivaizduoju kalėdų be karpinių, nes ten nuo snaigių, atvirukų ir visų langų papuošimų ir panašiai. Bet kuo toliau, tuo labiau žiūriu, kad ir Velykom nebeapseinu be karpinių. Mes didelius iš viso vatmano lapo, tai ant langų, žodžiu, spalvotus tokius margučius, kai paklijuojam, tai oho, kaip gerai atrodo. Na va, ir gavau du tokius, va tokius jau dideliais, va, du. Na ir dabar suklijuosiu, imsiu tiesiog, va, klijus, sausus klijus ir šitam pabandysiu briauną tik tai paklijuoti, va, tik tai patį šitą. Jeigu kas norėsi, tikrai rašykit dėl kažkokių ar nuotraukų kokių, ar schemų, ar kažkokių dalykų, man tikrai būtinai, ne, geriau taip vieną, vat prie kito, prie tos briaunos paklijuoti, o paskui va šitaip. Taip, tai galite įsivaizduoti, kai aš tik tai, nu va, yra, kaip dabar Oi, kaip gražiai, kokios šaunuolės, nu, ir stovi puikiausiai, ne, turit vietoj klijų, kad paklijuotumėte ir iškart parodytumėt. Tai va, tai čia pirmas toks, sakykime, irgi, va toks, dabar jums tik parodyt, kad per porą minučių tiesiog padaryti, tai va yra toksai, čia jau, dar šitą reikia suklijuoti. Nu, norėčiau, kad pasirodytumėt visi, kaip jums ten pavyko. Va, tokiam jau reikia daugiau laiko, nes jau yra, sakykime, jeigu šitam yra tik tai viena gėlytė, va tokia, tai čia jau 3 gėlytės, čia jau reikėjo, kiek lapelių, tai tiek kartų reikėjo įvesti žirklutes ir padaryti kiaurymės. Na, va. Čia. Nu jo, ne tas yra iš nuotolinių nėra lengva, nes nėra
Aš galiu čia kalbėti, o gal nieks negirdi ir nieks nedaro. Tai vat, ašgi tai nežinau. Labai ačiū, viską darom. Kamerą Darom. Tai gerai tada, ačiū, kad atsiliepėt, nežinokit, tikrai, va taip, nu, kai kartu bendraujam, oi, kiek mums būna kalbos, patarimų, klausimų ir tai va, čia toksai. Na, o šitas jau toksai su peiliuku, dar va tokie, sakykime, paukšteliai, ar kas jų irgi, koks skirtumas čia kaip ir užuolaidėlį, jeigu mes kerpam va tokius, ar kiaušinius, kurie, nu, bet ką. Matot, jeigu aš kerpu paukštį, aš nepadarau jo viso didelio, kad didelė skylė būtų. Aš jį išdalinu tokiais mažais gabaliukais. O Jolantos koks gražus. Na, tai žinoma, meniškas. Tai vat, ar jeigu gėlytę matot atskirai, kiekvienas žiedlapis, kad nesusieitų. Jeigu lapelis irgi matot kaip iš atskirų dalių. Čia tam, kad yra va tokia tiesiog, na, kaip taisyklė, tiesiog įprasti reikia, kad iš pačių gali nusipiešti paukštį, lapą, gėlę, o paskui jį taip smulkinti. Ir kitaip išgriūva ir būna, na, tas lapas net laiko, juk įsivaizduokit, jis yra visiškai plonytis, tas mūsų popierius. Ir jisai, va, jeigu mes išdalinam kuo mažesniais tokiais ir nesujungiamom detalėm, jisai puikiausiai, žodžiu, stabiliai stovi. Tai va tokie. Nu va, kiek mes padarėm, kiek kiaušinių už šitų. O galėtų dabar ir kiti pasirodyti savo. Ką padarė, kurie tik tai klausė. Gal įsijunkit kameras, nu tikrai mums būtų įdomu. Su plaukų žirklėm tai vargstu. Jo, bet labai įdomu. Viskas gerai, jūs įsivaizduokit, mes darom pirmą daiktą, tai kitas tai bus daug didesnis ir gražesnis, va, sakykime, mano, labai mėgstu tokius visokius, va, didelius, bet tai nereiškia, kad jis sudėtingiau negu kad mažytis, nes tai yra didelės detalės. Susmulkinkim jį, įdėkim į A4, tai žiūrėkit, kokia smulkybė bus. O čia va toks gali būti ant langė. Dar pati nesugalvojau, kur aš dėsiu. Ar langė klyjuosiu, ar prie pagrindo priklyjuosiu, irgi simetriškas, paprastas daiktas. Ir jeigu priklyjuosiu ant pagrindo ir rėminsiu, bus normalus, na, nemažas paveikslas toksai. Na, užuolaidėlės, tai irgi aš kartais mėgstu va tokias, nu, va tokias didelės daryti, va tokias. Tai irgi, na, bet irgi įsivaizduokit, yra tik ketvirtis. O kai ištiesi, na, va toks gaunasi bonusas, kerpi, pjaustai per tas 4 sluoksnius, atrodo nelengva, taip ir sąnariai jaučia, o po to atlenki ir gaunasi, va, padarai tik tai tokį, o atlenki ir gaunasi jis kur tenai, koks ilgiausias. Tai va, tai yra karpinių visas tas sulankstimo ir paskui, žodžiu, kiek jie pasidaugina tie karpiniai, tai irgi yra savotiška, tas ritmas labai svarbu, ta mūsų užuolaidėlių panašiai kaip ir dainose mūsų, kai priedainis vis kartojasi, tai čia irgi yra užuolaidėlėse, pas mus taip pat tas pasikartojimas duoda savo ritmą. Ir kai žmonės man sako, kad oi, mes nemokam piešti, tai aš sakau, paprastą gėlę, jūs nupieškit paprastą, nu, iškirpkit. Kai atlenksit, bus 4 gėlės ir viskas jau gražu. Jau mes turim pasikartojimą, jau mes turim ritmą. Karpinys yra labai, labai žavus menas tuo ir simetrija, ir pasikartojimu, ir tuo prieinamumu, nes popieriaus ir žirklutės rasim visuos, kiekvienam name, kiekvienos namuos. Tai va. Tai nežinau, ar mes naują dar ką